Šiame vaizdo įraše išanalizuosime, kaip Ukraina per 3 dienas sunaikino 21 Rusijos laivą. Rusija manė, kad galės tyliai dislokuoti savo šešėlinį laivyną Krymo aprūpinimui, pastatydama laivus Ukrainos smūgių zonoje ir pridėdama tik kelias kulkosvaidžių pozicijas jų apsaugai. Tačiau tai nesustabdė Ukrainos nuo galingiausio smūgio Rusijos laivams. Vos per 72 valandas Azovo jūra buvo nusėta dešimtimis degančių nuolaužų. Iš viso Ukraina per 3 dienas Azovo jūroje išjungė 21 laivą, įskaitant 19 šešėlinio laivyno tanklaivių, kurie buvo skirti gabenti kurą Krymui. Ukrainos dronai pirmiausia praskrido virš taikinių, kad juos patvirtintų, o tada apsisuko ir puolė, kai tik buvo identifikuoti. Ukrainos dronų operatoriai taikėsi į laivo tiltą, nes taip laivas netenka navigacijos sistemų, todėl vėlesni smūgiai tampa lengvesni, o įgula priversta evakuotis. Dėl šių smūgių tanklaiviai buvo stipriai apgadinti ir buvo stebimi nekontroliuojamai degantys jūroje. Ukraina taip pat taikėsi į keltą ir sausakrūvį laivą, kurie gabeno atsargas į Krymą, ir parodė, kad Azovo jūra nėra saugus užnugaris, todėl keista, kad Rusija ten sutelkė tiek daug vertingų laivų. Toks didelis laivų susitelkimas Azovo jūroje paaiškinamas tuo, kad Ukraina jau gerokai sumažino Rusijos galimybės aprūpinti Krymą sausuma, smogdama tiltams ir geležinkelio jungtims. Dėl kuro poreikio Rusija paskyrė savo šešėlinio laivyno tanklaivius Krymo aprūpinimui. Šie tanklaiviai jau nebenaudojami eksportui kaip anksčiau, todėl Rusija netenka eksporto pajamų ir dar labiau sumažėja turimų tanklaivių laivynas. Tačiau toks prioritetų pasikeitimas tik perkėlė Rusijos logistinį pažeidžiamumą iš sausumos į jūrą ir, kaip buvo galima tikėtis, atskleidė jį, nes susitelkę tanklaiviai Azovo jūroje liko Ukrainos dronų veikimo zonoje. Rusija neatsakingai sutelkė vertingus tanklaivius Azovo jūroje be oro gynybos apsaugos, o ši zona yra visiškai PTVO dronų veikimo ribose. Tai leidžia Ukrainai naudoti savo ilgo nuotolio kamikadzių dronus smūgiams į tanklaivius ir laivus, kol jie laukia uoste ar juda, nes jie yra lėti ir dideli. Kadangi Rusijos sausumos oro gynybos sistemos pasirodė esančios neveiksmingos dengiant Azovo jūrą, Rusijai teko ieškoti sprendimo laivuose. Pastebėtina, kad kai kurie tanklaiviai, plaukdami į Krymą, gabeno kulkosvaidininkų būrį. Jų užduotis buvo ginti laivus lengvaisiais ginklais nuo Ukrainos dronų, kurių greitis gali siekti 200 km/h, todėl juos itin sunku numušti. Tačiau improvizuota gynyba nesuveikė būtent toje situacijoje, kuriai ir buvo skirta, abu tanklaiviai buvo pataikyti PTVO dronais. Ataka įvyko naktį, todėl kariams labai sumažėjo laiko sureaguoti ir galimybės pastebėti artėjančią grėsmę, tad visas rankinio dronų šaudimo nuo tanklaivio sumanymas atrodė beviltiškas. Tai patvirtino ir Ukrainos paskelbtas drono vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip kariai žiūri ne į tą pusę, kai dronas pataiko į laivą tiesiai už jų. Šie kulkosvaidininkų būriai nebuvo rimtas gynybos planas, o tik ženklas, kad Rusija nebeturi geresnės apsaugos, todėl net ir Rusijos analitikai tokį sprendimą vadino iššvaistymu. Dėl to, kad Rusija siunčia neapsaugotus ir lėtus laivus į Ukrainos dronų veikimo zoną, Rusijos karo analitikai buvo pasipiktinę dėl apsaugos stokos. Jie teigia, kad šių tanklaivių naudojimas yra katastrofiškas, nes jie yra bejėgiai, net ir su paskirtais kulkosvaidininkais, kurie negali išspręsti greitų naktinių dronų atakų problemos. Analitikai pabrėžia, kad net Juodosios jūros laivyną teko atitraukti, o jei jis neišgyveno, tai civiliniai tanklaiviai su kulkosvaidžiais ir be laivyno apsaugos neturi realių galimybių. Rusija taip pat negali pakeisti šių tanklaivių, nes neturi laivų statybos pramonės galinčios statyti tanklaivius. Dėl to Rusija praranda tuos pačius laivus, kurių dabar reikia Krymui, nes sausumos keliai yra spaudžiami. Apskritai, 21 laivo sunaikinimas vos per 3 dienas rodo, kad Ukraina sunaikino daugiau Rusijos tanklaivių nei vakarų partneriai konfiskavo per 6 mėnesius. Rusijos pasikliovimas kulkosvaidininkų įgulomis civiliniuose laivuose parodo, kad Rusija griebiasi desperatiškų priemonių, nes neturi daugiasluoksnės jūrų apsaugos Azovo jūroje. Jei Rusija nesukurs veiksmingos Azovo jūros apsaugos, Krymas gaus mažiau kuro, o Rusija beatodairiškai praras laivus, kurių lengvai pakeisti nebegalės. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją.
Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2A mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.